Šiandien noriu pasidalinti 3 faktais apie mane, kurių galbūt nežinojai. Ne visada planavau dirbti medicinoje. Baigusi mokyklą, stojau į Vilniaus universitetą ir studijavau ekonomiką bei vadybą. Tačiau po 2 metų mano gyvenimas pasuko visai kita kryptimi. Išvykau gyventi į Vokietiją. Slaugytojos išsilavinimą įgijau jau gyvendama Vokietijoje. Mano Lietuvoje turėtas diplomas čia nebuvo pripažintas, todėl teko viską pradėti iš naujo ir dar kartą mokytis pasirinktos profesijos. Šiandien jūs matote mane kalbančią prieš kamerą, tačiau ilgus metus to labai bijojau. Bijojau, ką pagalvos žmonės, kaip mane įvertins. Bijojau kalbėdama suklysti. Dalis šių baimių atkeliavo iš vaikystės, kai dažnai atrodė, kad geriau patylėti, negu pasakyti, ką galvoju. Todėl kiekvienas mano vaizdo įrašas yra ne tik žinių dalinimasis, bet ir mažas priminimas savo, kad mano balsas yra svarbus. O kuris iš šių 3 faktų tave nustebino labiausiai? Parašykite skaičių 1, 2 arba 3 komentaruose.